revoliuciją ir sukurti naują europietišką identitetą. Taigi, kas ta būtų komunikacinė revoliucija? Jūs galite pasakyti, taip, mes turime socialinius tinklus, mes galime komunikuoti su žmonėmis iš visos Europos. Tačiau mes niekada jūs neužduosime svarbių klausimų, kaip kokios jūsų problemos, dėl ko jūs pergyvenate. Todėl Europos jaunimas turi iškelti savo problemas. Dabar yra tokia situacija, kad kažkokie žmonės, kurie sėdi toli, iškelia Europos jaunimo problemas, jų idėjas, jų ideologijas. Tai taip išeina, kad jie žino mūsų gyvenimą geriau už mus. Tai reikėtų keisti, todėl ES institucijos turėtų arba įdarbinti jaunus žmonės, kurie galėtų tai daryti, arba suteikti daugiau laisvės žmonėms jauniems, kad tai galėtų reikšti savo nuomonę ir perteikti savo jausmus. Antras dalykas, kaip sakiau, tai būtų reikia mums sukurti visiems bendrai naują europietišką identitetą. Kaip matome, šiuo metu ES yra pagrįsta ekonominė vertybė, ką parodė Brexit pavyzdys. Atsirado ekonominių problemų, Britai iš karto bando pabėgti iš ES. Tai parodo, kad ES yra kol kas labai stipriai pažeidžiama ir yra silpna. Kad tai pakeisti, kiekvienos valstybės, ES valstybės jaunimas turi iškelti savo kultūrinės vertybės ir per jas daryti geresnį ES, pakeisti mūsų mąstymą. Mes turim susipažinti su kitom tautom, kitos tautos turi susipažinti su mumis. Ir tik tada mes galėsim suvienyti ES, kaip ir norėjo Robertas Šumanas. Taigi, dėkui visiems už klausymą. Aš turiu tavo nuomonę, norėčiau paklausti. Vėlgi, šiais laikais pasaulio valdo ekonomika ir kad pakeisti šitą struktūrą būtų labai radikalus būdas, tai kaip tu įsivaizduoji, tai ekonomiką padėti antrą planą ir iškelti vertybės kultūrinės? Ne, nemanau, kad ekonomiką reikėtų visiškai perkelti į antrą planą, aš sutinku, tai yra labai svarbu, tačiau kartu su ekonomika turi eiti ir kultūrinės vertybės ir kol kas to nėra, kaip mes matome. Tiesiog ekonomika dabar iškelta labai aukštai, o kultūrinės vertybės kritikas labai žemai. Klausimas pagrindinė apie jaunimo problemas, net kažkas sugalvoja ten turi kažkokią dėti. Tai tavo nuomonė, kokios yra tos problemos? Problemos tai yra, kad tiesiog nėra išklausoma mūsų nuomonė. Ne kažkas pasako mums, ką reikia daryti, sako, kaip mums reikia gyventi, tačiau jie nežino, ko mes gyvename. Gal aš visiškai kitaip noriu gyventi, negu jie mums lieka gyventi. Tai va tas ir būtų pagrindinis. Tų problemų gali būti įvairių ir tas problemas kiekvienas žmogus turi savo asmeninės. Žmogus Didžiojoje Britanijoje, jo problemas gali skirtis nuo žmonių toj pačioj Latvijai. Tai ir tiek. Vėlgi,